Raseiniškių paklausime, kas yra pirmo būtinumo prekė ir ką jie laiko. O pirmo būtinumo prekė yra ta, kurią kiekvieną dieną naudojame, tai maistas, rūbai, transportas, šiluma ir be kurios negalima apsieiti. O ką raseiniškiai laiko, apie tai mes tuoj ir sužinosime. Dievulių duona. Kas daugiau galbūt? Duona, pienas. Ar visi žmonės taip galvoja? Nežinau, bent aš tai taip galvoju, jeigu aš neturiu duonos, tai jau viskas, tai badas. Nu tiesa, dar kruopą galiu valgyti. Galiu. Maistas turbūt. O kas dar? Ar visi taip mano? O ką žinau, ką kiti mano. Maistas. O jum asmeniškai? Irgi. Jeigu nepavalgius, pikta. Pikta? Taip. Tai sakote, o daugiau, kaip jums atrodo, be ko dar žmogus negali gyventi? Nežinau, aš galiu. Be daug ko. O be rūbų? Nu, tai minimaliai užtenka. Minimaliai užtenka, taip. Bet sakote, maistas taip pirmas. Taip. Visi pikti. Neduokit valgyti, pamatys, kas bus. Su jais? Nu ir ką, pyksis visi. Taip. Dešra turbūt. Dešra? Nu. Tai maistas, ar ne? Jo. O kas dar, be ko žmonės negali gyventi? Be mašinos. O, darbą reikia važinėti kitos į jį. Da, matot. Jau pačiam, kas labiausiai reikalinga? Mašina. Mašina? Taip, iš žmona da. O, pirmo būtinumo prekė žmona? Taip. Dabar tai tik maistas, o ką daugiau gali pirkti, jeigu pinigų nėra. O kas jums asmeniškai, ponia? Kas asmeniškai, nu, kas pigiau turbūt dabar jau reikia žiūrėti, kas belieka iš pensijos, jeigu už butus atiduodi viską. Tai maisto prekės, pirmo būtinumo. Oi, kodėl jau ne? Ir kas poniaus pirmo būtinumo prekė? Kas jau? Prašau, neturiu laiką. Neturite. Kodėl nenorite? Be kasdieninių prekių. Mes tai, pavyzdžiui, vaistus pirmoji pradžiai perkam su mergaitė. Pirmo būtinumo prekė yra vaistai? Taip. Tai sako, kiekvienam pagal poreikį. Vaistai, taip. Vaistai, paskui, ką mergaitė valgo, paskui tik tai žiūri save. Maisto prekės, pirmo būtinumo, duona, bulka. Pirmiausia, maistas, vaistai, sveikata. Ir kaip ir savo vaikams esu sakys, kad sveikata aukščiau visko. Aukščiau. Aš žinokit, nelabai tinku. Šitam interviu, nes perku mažai, valgo mažai. O kiti? O kiti. Ką laiko? Nu, kad pirmo būtinumo maistas turbūt, manyčiau. Be ko tai? Belaus. Na, tai kai. Tai pagrindė maistas, aišku. Ne, tai žinoma. Paskui kas? Tai. Paskui jau. Nežinau, tai viskas būtina. Sako vienas vyriškis, žmona mano pirmo būtinumo prekė. Jo. Tai žmona. O kaip jum? Žmona, tai ką tai? Per komplektą gerai. Būtinumo prekės. Galačių nefilmuokit. Nenorite. Nenori ponis pakalbėti apie pirmo būtinumo prekės. O ne aš ilgytės. Tai reiškia maistas. Maistas? Manau. O kas daugiau galėtų būti? O jums asmeniškai? O man? Tas, kas būtina šiuo momentu. Gal. Kas būtina? To, ko reikia dabar, pavyzdžiui, reikia kažko tai ieškoti, tas būtinumą pirmą eilę suteikiu. Viskas. O kaip sako, kai kiti vyrai sako, tai moteriškis jiem čia? Tai jau čia ankstyvesnį pavasarį tą klausimą reikėjo užduoti, kai gamta bunda. Aš taip manyčiau. O dabar sakot, ne, pavalgyti reikia. Tai jo, po to pavalgius jau galima apie viską galvoti. Net neįsivaizduoju. Ar prekė? Nu ką, pirmo būtinumo, tai aišku, duonytė. Kas be ko, be jos neapseinam. O prie duonytės įsivestuko reikia ir gretinytės, nu ir kartais gabaliuko mėsytės. Nu pagal galimybės, kas kiek gali, kas kaip kam išeina. Sakot, maistas? Taip. Party.
nim 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 nim. Nim 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 nim. Nim 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 nim. Nim nim nim. Yip 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 yip.